Namų darbai yra neatsiejama vaikų ugdymo dalis, kuri tvirtina mokykloje gaunamas žinias, ugdo discipliną bei atsakomybę. Tačiau tėvams labai svarbu atkreipti dėmesį į tai, kiek laiko jų vaikas ruošia namų darbus. Ar vaikui pakanka laiko ne tik mokyklai, būreliams, namų darbams, bet ir kokybiškam poilsiui. O galbūt jums tenka atlikti namų darbus kartu su vaiku. Laikui einant, mokykloje dėstoma medžiaga tampa vis sudėtingesnė, o informacijos kiekis didesnis. Todėl gebėjimas savarankiškai atlikti namų darbus tampa ypatingai svarbus. O tai yra susijęs su kognityviniais įgūdžiais, tam, kad vaikas galėtų įsisavinti informaciją, efektyviai ją apdoroti, o ateityje pritaikyti įvairioms užduotims atlikti, įskaitant ir namų darbus. Geresnis informacijos apdorojimo greitis, dėmesio sutelkimas leidžia vaikui dirbti efektyviau. Todėl sutrumpėja namų darbams skiriamas laikas. Geresnė atmintis leidžia vaikui įsiminti seniau išmoktus faktus, sąvokas ir nurodymus. Todėl lengviau savarankiškai atliekamos užduotis. Geresnis logikos įgūdis, susidūrus su sudėtingais namų darbais, leidžia rasti kūrybiškus sprendimus, kritiškai mąstyti, apibendrinti informaciją ir daryti išvadas. Taip pat planuoti savo laiką. Stiprus girdimosios ir vaizdinės informacijos apdorojimo įgūdžiai leidžia vaikui savarankiškai skaityti ir suprasti instrukcijas, užduotis, rinkti ir apdoroti informaciją iš įvairių šaltinių ir atlikti namų darbų užduotis be tėvų pagalbos. Todėl jei norite, kad jūsų vaikas savarankiškai ir efektyviai atliktų namų darbus, gebėtų geriau planuoti savo laiką ir taptų atsakingesnis, rinkitės kognityvinių įgūdžių lavinimo treniruotes Brain Gym centruose.